Mūsų vaikiškas juokas nurimo, paskutinio skambučio aiduos ir daugiau nebebus pratęsimo, nebėra šiam romanui kreidos. Įsiklausyk, skambutis neeilinis, nors daugelis jį girdėtas, šiais metais paskutinis. Šiandien jums skambėjo skambutis. Jis nekvietė į pamoką ar iš jūs. Jis pakvietė jūs į paskutinio skambučio šventę. Dešimtokai, prabėgo 10 metų tarp mokyklinių suolų. 5 sakyčiai gražų vainiką iš laimės, džiaugsmo ir meilės žiedų. Ką išlydėm? Ruošimės galbūt palydėti, tiksliau reikėtų sakyti, gana gausų 10-okų būrį, kurie buvo įvairūs. Pasižymėjo meninė veikloje, moksle, olimpiadose, sportinė veikloje. Ir tas gausus būrys išties mus džiugina, kad jie buvo čia kartu su mumis. Į jūsų mėlieji 10-okų šventę atvyko Rozalimo parapijos klebonas. Šiuos jaunus žmonės per nepilnus 3 metus turėjau galimybę pažinti ir matyti ne tik mokyklos teritorijoje, bet matyti ir bažnyčios aplinkoje. Tai be galo džiugu, kad šiame būryje yra jau išgarsėjusi Lietuvoje pati jauniausia vargonininkė Justytė, kuri iš tiesų labai nuolankiai, kruopščiai atsiduoda savo pasakyčiau, pašaukimui. Kviečiame tarti žodį pirmasias mokytojas Loreta Nomkudienė ir Jūratė Navackienė. Mėly mažieji mano draugai, kažkada savo patiklę rankelę tiesėte
rinkimus pradinių klasių mokytojas. Kažkada buvo pats skaniausias jūsų dovanotas ir saujelė ištirpęs saldainis. Dabar matome jūs didelius, jau beveik abiturientus. Ir noriu su mokytoja labai trumpai jūs palinkėti. Sėkmės. Ačiū jums, mielieji, už tos gražias šypsenas, tokius žodžius, kuriais apdovanodat mane kiekvienais metais. Ir suteikdavot man tiek daug džiaugsmo, kad per tuos metus, kada mes išsiskyrėm, manęs nepamiršo. Ačiū jums už tą draugystės ryšį, kurį išsaugojau iki šiol. Ir noriu jums palinkėti, kad gyvenimas šiaip sau nieko nedalina. Jums viską reikia imti savom rankom, pasiekti patiems. Tai kad jums valios, ištvermės ir didelės sėkmės. Kuo daugiau išdalina kitiems, tuo labiau praturtėja pati. Skleidžia šilumą savo visiems, neša žiburį, šviesų kelią. Kas jį? Mokytoja širdis. Turbūt ir šiandien klasėje jos jums palinkėjo daug ir visko. Tikimės, kad auklėtojų palinkėjimai nenueitų veltui. Thank you.
daugiau išdalina kitiems, tuo labiau praturtėja pati. Skleidžia šilumą savo visiems, neša žiburį šviesų keliai, kviečia augti dvasia ir protu, moko būti pačiu savimi. Ji vis žadina laisvę žmonių, ji vis ten, kur vaikystė žavi. Kas ji? Auklėtojo širdis. Džiaugiamės, kad esame jūsų mokiniai. Ačiū už meilę ir rūpestį. Ir gavosi, kad tokį patį raštuką. Mes norim iš širdies padėkoti, ačiū už kantrybę, už rūpestį, už nuostabias akimirkas, už tai, kad buvo visada su mumis ir nepadeda mūsų. Ačiū Jums. Ant slenkščio į suaugusių pasaulį. Ir turim teisę paskutiniai žodžiai. Tad linkime jums pačią gražiausią kelią. Sėkmės, brangus dešimtokai. Išlydėkime savo draugus. Čia liko mūsų paslaptys ir klaidos, laimingi šypsniai, ašarų lašai. Čia liko mūsų